paimam plane plokštumą ir nusipiešiam kilimą. Dabar segmentus. Reikia, kad kilimas gražiai plaikstytųsi, reikia daugiau segmentų. Mes padarysim kokią 50 ant 50, sakysim, segmentų. Štai, gavosi. Dabar atidarom modifikaciją, langelį modifikacijai ir surandam clothes. Kur tas clothes? Clothes. Radom clothes. Ir štai atsidarė mums clothes. Atsidarom clothes ir group. Štai grupė pasižymė taškai. Dabar mums reikėtų padaryti taip, kad vidurys būtų nejudėtų, ant kurio mes stovim, o tik tai kraštai plaikstytųsi. Tam mes dabar padarysim tokį dalykėlį. Uždarom close ir grįžtam į standartą ir, sakysim, paimam box, dėžę. Ir nusipiešiam. Sakysim, tokio dydžio. Nusipiešiam. Čia mes paversim matomą. Ir dabar grįžtam vėl prie plane. Paspaudžiam modifikaciją. Ir group. Padarom group. Ir štai make group yra. Atsidarykim. Pažymim štai tuos langelius. Sakysim, po apačia yra mūsų dėžė. Ir štai pažymėjom. Va šitie visi pažymėti mes padarysim make group. Atsidarė group. OK. Ir pritvirtinsim prie dėžės. Paspaudžiam Node grupę ir pritvirtinam prie dėžės. Štai. Group, Node to box. Pritvirtinta prie dėžės. Visi va šitie langeliai yra pritvirtinti. O šitie yra laisvi. Tvarkoju, mums viskas tas labai gerai gausi. Kad judėtų kilimas, įsidedam vėją. Štai Space Vox paspaudžiam ir štai randam vėją, wind. Wind. Nu ir mes jį įdėsim. Štai vėjas. Atsuksim. Gal aš pašalysiu tos langelius, paspaudžiam G raidę, bus geriau matyti.
Tvarkoj. Vėją mes įsidėjom. Ir dabar štai stiprumas vėjo. Nu, pasižymime multiplikaciją, sakysim, 500 kadrų mes darysim. Ir su vėjamu įsijungiam AutoKey. Ir dabar vėją mes judėsim. Pavyzdžiui, vėjų stiprumą reguliuosim. Stiprėja vėjas. Mažėja. Dar stiprėja. Nu, čia nustatymus jau jūs bandymų keliu kiekvienas pasidarysit. Aš bendrai tik tai. Nu, štai dar turbulencija, sakysim, vėja. Nu, aš tai taip nustatinėjau viską. Nu, dar galim vėją pajudint, kad vaikščiotų. Štai. Nu, gerai, sakysim, taip, štai.